kvalifikacijos dalyje. Bolidai gana greiti, na ir be abejo, daugiausia prarado manau tiek pilotai, kurie jau buvo pradėję savo greitus ratus, panaudojo padangas, bet nepasiekė jokio rezultato. Ir čia nepasisekė abiems kariams. Na štai pašalinamas yra tas gautas, dar liko keletas detalių ant trasos paviršiaus. Neturėtų užtrukti labai ilgai raudonos vėliavos režimas šioje trasoje. Kam? Tai galiu kitą be kečpo duoti. Duot? Taip, tokį patį, palauk. Štai tas epizodas. Matosi, kai pradėjo skilinėti detalės ir... Štribuojamis įrašas jo pokalbio per radiją su komanda. Jis skundžiasi, kad prarado dalį savo automobilio, tai variklio gaubto dalis, ir kad važiuoja į kiekvieną turnavimo įmetą. Važiuoja tokiu greičiu, toks gaubtas skylė ir garsą, nukleidamas nuo automobilio. Panašiai atrodė beveik visas lenktynės Niko Heismano bolidas. Renault bolidas Nürburgrio lenktynėse. Po incidento su kažkuriuo iš varžovų yra Vettel kad tokiu bolidu įveikė visas lenktynės, todėl matyti ir negalėjo pademonstruoti geresnį rezultatą už tą, kurį parodė. Į YouTube įdėsiu. Tikriausiai greitų metu nesėsite su šiuo bolidu vairo. Na, sakiau, kad likti valandos turėtų užtekti mums šiai kvalifikacijai dėl to, kad liūtis neprognozuojama valandas laikotarpį, tačiau matome, kad yra ir kitų veiksnių, kurie gali prailginti kvalifikacijos laiką. Laimei jau matėme pranešimą, kad netrukus po minutės dviejų kvalifikacijos sesija tęsis. Štai kažką dar pameta maršalas trasoje. Na, pabaigsiu savo mintį dėl 17 sportininkų, kurie patenka į antrąją kvalifikacijos dalį. Taigi 7 nebetęs kovos dėl pole pozicijos, tam visi 25